Kas ką valgė šiandien, Mikai? Šiandien valgiau 5 porciją plovo. Rytas nekoks, bet vyksta GVG turnyras, tai įrodysim, kad galim. Čia kažkaip pasisekta visą ką pavreiktų šnekėti. Nežinau, tiesiog taip. Liko 10 dienų. Gerai. Galime pradėti? Taip. 2, 3, 4, 6. Iki paskutinio skambučio liko 10 dienų. Jaučiamės puikiai. Pakomentuokit. Ciao, bella mia amore, veramente. Ciao, ciao, bella mia amore, veramente. Ką manot apie šių metų abiturientus? Tinginiai. Aš neįlaiku. Ačiū. Mokytoja, o tai kodėl jūs be geltonos šiandien, taigi geltona diena šiandien? Galiu pasakyti, dėl to, kad pagrindinis šaltinis yra... Gal aš turėčiau būti pričiutas. Sveiki, mokytoja. Labą dieną. Čia yra GVG MT policija. MT policija? Taip, mes pasigavome jumis. Taigi balerina kapučina ir tung sahur. Tung sahur ar bobrito bandito. Bobrito bandito ar kaip čia yra? Tai ką jums reiškia šita gimnazija? Reiškia jūs, vaikai. Pavysiu, nuo tokių steberių pirmų kerų, tada galbūt tau pasakysiu, ką tikrai jaučiu. Tai kokia yra jūsų grožio paslaptis? Grožio paslaptis – knygų skaitimas. Kokia yra jūsų mėgstamiausia knyga ir ką patartumėt labiausiai neštis į egzaminą? Mano mėgstamiausias rašytojas yra Vytautas Mačernis. Kaip galvojat, kokį autorių pasakė mokytoja Zofija Vaitkienė? Labai, nežinau, tiesiog ką atsakyti, gal škėjimas? Asta Drubulė paminėjo? Jums reikėtų daugiau pabendrauti, turbūt tiesiog viso gero. Šiuo metu einame pas mūsų mokyklos stiliaus atspindžio moterį. Keliaujame. Misis valdžia užėmusi. Labą dieną, mokytoja Liuksienė. Pavaduotoja, kokia yra jūsų stiliaus paslaptis? Bet jeigu tik įsibaivysiu, nuo tokių steberių pirmų kerų, tada galbūt tau pasakysiu, ką tikrai jaučiu. Žinote, tau aš parašysiu, gal Romija, Italija, ledų, tada šaltų protų mąstydamas, vis tiek sakyčiau, kad kažtai tave labai kažtai. Ir čia užaugo netgi pats Žydrūnas Ilgauskas. Kas galėjo patikėti? Treneri, ką galite pakomentuoti? Ar čia gimsta jūsų komandos žvaigždės? Čia gimė Juozas Virkutis. Jis čia buvo pagimdytas. Ar jis čia treniruojasi? Jau nebe. Treniravos. Dabar trauma jam. O, matom, liberas važiuoja. Atsiprašau, ką čia darom? Pavysiu, nuo tokių steberių pirmų kerų, tada galbūt tau pasakysiu, ką tikrai jaučiu. Žinote, tau aš parašysiu, gal Romija, Italija, ledų, tada šaltų protų mąstydamas, vis tiek sakyčiau, kad kažtai tave labai kažtai. Jums turbūt kyla klausimas, kodėl mes dar nebuvome pas mūsų mokyklos valdžią.
Nu tai reikia eiti ieškoti, nieko nebus, nu tai einam ir paieškosim. Tai va, atėjom į labai gražų, turiningą kambarėlį, pilną trofėjų, mokyklos atspindi mūsų. Kokia yra mūsų mokykla, kokia yra šauni mūsų mokykla. Ir štai mes čia turime mūsų valdžią, sėdi mūsų valdžia. Sveiki, kaip gyvenat? Labai gerai, o jūs kaip gyvenat? Neblogai, puikiai viskas gerai. Žiūrėkit, nugirdom tokį gandą kažkokį čia. Nu žinot, skambėjo varpai, nežinom tik katroj parapijoj, bet žodžiu, kažkas pasakė, kad kitais metais trečiokai turės 2x daugiau švenčių negu mes turėjom. Tai mes kalbam apie 100-dienį, 50-dienį, 2 paskutinius skambučius, 2 išleistuvės, oninės, joninės, kalėdas. Kodėl jūs tai padarėt? Ar jums taip svarbu yra tai? Tai kadangi aš esu nauja mokykloje ir stengdamasi sukurti ryšį su vaikais, aš nusprendžiau, kad būtų geriau padidinti švenčių skaičių, kadangi jie jaučiasi laimingi ir džiaugiasi ir dėl to, manau, būtų smagu turėti daugiau švenčių, kadangi visi tai yra laimingi. Kaip smagu, wow, ta prasme, nu aš nežinau, čia yra... Mūsų mokykla tikrai taps prestižinė gimnazija. Taip? Tikrai. To ir Taip? siekiame. Taip? To ir siekiame. To siekėt? To siekiam. Gerai. Dabar taip tiesiog prisėdus ir pagalvojus, ėjom čia tuos 4 metus į šitą mokyklą, čia kaip blogai buvo tos pamokos, visos nesąmonė kažkokia. Bet prisėdi taip ir giliau pamastai ir supranti, kad tu čia praleidai labai daug savo laiko ir kad čia tikrai tapo tavo antri namai. Ir tada tampa labai skaudu pripažinti tą faktą, kad viskas, kas turi savo pradžią, visada turi turėti ir savo pabaigą. Bet ką mes galim čia ir be padaryti? Tiesiog toks gyvenimas. Jau prasideda, nieko nebijome, esam vaikai tėvų stačiusių pasakų rūmus išties. Nieks juose negyvent, to nežino dar jie. Čia viskas tuoj grius, šeimomis svečius, butas 3 kambarių, salone balkonas ir mes. Ilgai nesitęs, bet to dar nežinome. Nieks nepastebės, kad tau žemės po kojom nebėr. Kaip nepastebėjo, kad prasideda gyvenimas. Mėly mokytojai, administracija ir visi, kurie prisidėjo prie mūsų kelionės per šios 4 metus. Visos padėkos keliauja tik jums. Šiandien, paskutinio skambučio proga, norime išreikšti begalinį dėkingumą už visas akimirkas, kurios lydėjo mus šioje kelionėje. Šis paskutinis skambutis nėra tik pabaiga, o tik naujo etapo pradžia. Mes žinome, kad ateityje laukia dar daug neatrastų kelių ir galimybių. Tačiau mūsų širdise mokykla visada bus vieta, kur pasitikėjome savo jėgomis ir išmokome tikėti savo svajonėmis. Mūsų bendražygiai ir bendraklasiai, ačiū, kad palaikėte vienas kitą, skatinote džiaugtis akimirkomis, nepasiduoti, rūpinotės, mylėjot. Būtent jūs padarėte mokyklą vieningą. Nieks net nepastebėjo, kad tu žemės po kojom nebėr. Kai nepastebėjo, kad prasideda gyvenimas.
nepastebėjau, kad už ją